Šiandien laidoje mes su Greta kalbame labai aktualią temą, aktualią man labai ir keliems mums atsiuntusiems klausimus žiūrovams. Kaip paspartinti šunų įsišėrimą, ką reikėtų daryti ir kaip greičiau pamiršti tą šėrimosi metą? Tai iš tiesų pačio šėrimosi mes sumažinti negalime, bet tikrai yra metodų, kurie padeda greičiau visą tą procesą praeiti. Kokie tai metodai? Pirmiausia, iš tikrųjų, šukavimas yra numeris vienas dalykas, ką reikėtų pradėti daryti, kai šuo yra šėrimosi periode. Ir tam yra labai geri du skirtingų tipų šepečiai. Tai pirmasis yra tankius dantukus turintis taip vadinamas Liger šepetys. Ir juo šukuojant tiesiog mes galime pašalinti tą negyvą krentantį kailį. Ir taip pat yra labai svarbu masažinis šepetys, kuris padeda suaktyvinti odos kraujotaką ir taip tiesiog pradeda greičiau augti tas naujas kailiukas. Dar taip pat labai svarbu yra ir maudymas, tai jeigu mes įprastai augintinį maudome, tarkim, kartą per mėnesį ar kartą į 2 mėnesius, o kai yra šėrimosi periodas, tai iš tikrųjų maudyti reikėtų kartą per savaitę, nes tuomet mes galime išmasažuoti augintinį ir taip tas negyvas kailis dar lengviau atsipalaiduoja ir greičiau iškrenta. Na ir dar vienas dalykas, ką iš tikrųjų dažnai daro augintinių kirpyklos, tai yra išpūtimas galingų fenų. Ta, aišku, galima daryti ir namuose, bet tuomet jau reikėtų nusiteikti, kad galimai namuose bus šiek tiek netvarkos. Jeigu neturiu tada tokio feno, neturiu laukų, kur galiu nuvažiuoti su 220 įsijungti ir išpūsti tuos plaukus, ar galėčiau naudoti kokią kosmetiką, kuri padėtų greičiau įsišerti? Tikrai taip, yra iš tikrųjų tokių priemonių, jos yra natūralios, dažnai yra paremtos eterinių aliejų pagrindu. Tai tokie vadinami eleksyrai, kuriuos galima naudoti prie augintinio šampūno arba kondicionieriaus ir tiesiog įmaišius į maudymo priemonės tokį eleksyrą, kailis greičiau regeneruojasi, tai greičiau iškrenta senas kailis ir sparčiau pradeda augti naujas. Tai apibendrinant, ką reikėtų daryti, kad greičiau augintinis iššertų? Pirmoje vietoje yra šukavimas ir taip pat dažnas reguliarus maudymas, pageidautina kartą per savaitę su augintiniui saugia kosmetika. Viskas paprasta.